Apleidau šiek tiek stovyklavimą ir YouTube'ą, bet atėjo žiema ir manau yra laikas pradėti savo žieminės palapinės sezoną. Tai varau pasimti draugelę ir šausim į molėtus praleisti nakties miškuose. Nu, pasiruošęs pagaminti kontentą? Pagaminam kontentą. Tai šiandienos pirma užduotis yra nuvažiuoti pasiimti palapinę iš keistos vietos, kur aš ją buvau palikęs vasarai. Va, šita patalpa buvo naudojama kažkada kaip šarvojimo salė. O dabar čia yra mano palapinės vasaros rezidencija. Prikrovėm iki pat viršaus polo ir dabar jau tikrai važiuojam prie ežero. Kiek? Ant 100 pem. Vis dar važiuoja. Tai pasimatys ežeriukas. Jėguomantas. Va, tai čia jau prasideda spatukai, bet čia tokie yra, kur ne, nu, su mūsų palapinė. Yra aparatūra. Mums yra per mažai su mūsų aparatūra, palapinė, automobiliu. Mes čia netilpsim. Va, čia irgi yra toksai, bet man atrodo, kad irgi gal per mažas. Važiuojam, kur... Bet tai žiauriai mielos salytės tos. Aš manau, čia tobulai sėmė. Pagaliau atvykome. Va, tokia pakrantė su laužaviete. Ramūnas. O va ten, už medžių, toliau statysim palapinę, kur kelmelis matosi. Kur bibys išpieštas ant medžio? Yra bibys? Yra. Prašau. Bliamba, gal reikėjo išgerti iki galo tas kolas. Nes prižodai pokui. Pokui kolą. Nu, papasakok, Šarai, apie šitą palapinę. Kad jau daug, man atrodo, yra pripasakota, bet labai džiaugiuosi pagaliau, kad šį sezoną pirmą kartą ją ištraukiu. Kaip manai, kiek jau kartų ją naudojai? Be, manau, kokį, nežinau, 30 gal nebus, bet arti, manau, kad manau, kad tikrai bus 30 naktų, bet, nu, aš kartais ten po kelias naktis iš karto esu nakvojęs. Jei ką aš nepadedu, nes Šaras sakė, čia vienam reikia viską daryti. Nu, kad čia pamatysi, čia labai tas pats pastatymas, labai čia nėra ką... Lemba, net uždžiūvus per vasarą jaučiu. Statyk! Jau gali, manau, ateit padėti. Ateinu. Tai tau tiesiog reikia už šitą tempt žemyn, o aš kelsiu. Davai, dar biškį! Turim. Ką manai, kokie pirmieji įspūdžiai? 10 balų. Jei ką padėt, sakyk. Tai nieko, matai, šiaip nieko nedarysi. Tu galėsi po to toliau perimti tą kaminą pastatyti. Ir pusės. Taip, teisingai.
Jau irgi metus laukė dėžė, kol bus ištraukta. Nepatikrinau baterijų visoms lempams. Čia romantikos rinkinys. Taip. Bet žinok, pamatysi tos Ikeos lemputės, kurios kainuoja ten €50, man atrodo, jos gerokai daugiau ir maloniau apšviečia negu čia šitas už 5 eurus mega prožektorius. Ai. Kūčka. Tik reikia nepamiršti, kad čia būna prie laužo žiauriai karšta, topinė prie laužo prie pečiaus. Lauk, Čia pečius. Va, čia yra šitiems laikyti kepurėms, pirštinėms. Tai kur tu neturi nei vieną dalyką. Tai tu čia nieko šitam nelaikysi. Aš tai pirštinių, žinok, turiu čia tiek visokiems skirtingiams atvejams. Kiekvienai užduočiai, ne? Kiekvienai užduočiai. Va, aš atidaviau tau pirštinės vienas, kur buvo pečiaus šitam purvinajam pečiaus daliai. Čia yra malkom. Ten yra pirštinės kitos įdėti malkom į pečių. Ir dar turiu pirštinės, kur tiesiog pasivaikščiojimai paprastas. Bet gaila jų, norfeisinių pirštinių gaila gadint ant malkų. Ant malkų, jo. Gerai. Op. Dabar su pirštinėm negalėsiu išjungti lempučių. Reikia kitų pirštinių? Reikia kitų pirštinių, kur lemputėm išjungti. Va čia. Pabandys neįgriūti, Šaras. Ieškom vežių. Bandysiu nusiplauti rankas prieš gaminant maistą. Įnešti bent 1% higienos į žiaurų procesą, kuris tuo įvyks. O Šarai, nebijai čia būti? Ne. Ir po tų nuotraukų irgi? Nu, biškai baisiau, bet... Bet čia iliuzija tik. Čia tik iliuzija. Tikrai nėra medūzos skraidančios. Ką čia turim? Bulvelį įmame mažų. O kai vadinasi sakai šitas? Ar nesakai? Nežinau, vat. Delikatės. Ne, visas receptas. Ai, receptas kaip vadinasi? Nežinau, galėsim sugalvoti pavalgę, tu paragausi, pasakysi. Main ingredient. Nu reikia kažko pasidėti. Nieko nebus. Nieko, jeigu pjausim šitą, tau nebus šlykšto po tą. Ai, palauk, žinai, kaip reikia padaryti. Reikia dar kol kas su dešreliu nedėti, reikia dabar išmaišyti viską. Alyvuogių aliejus, analizų indelį.
Lemba per mažai pasitęsiau tos folijas. Du žvėriukam. Žvėriukam tai bus, kad mums svarbu užtektų. O tokį skūkinam. Atsakingas momentas. Tikrai rizikingai. Dar. Ar nori biškį nuimti ugnį nuo... Ne, žinok, jį galima dėti tiesiog į laužą. Ne. Aš manau, kad čia bus puikiai vieta. Nu ką, ir pusvalanduką. Dabar yra po 7:10. Tai po 7 kokios kem 5 skanausim. Einam malku? Einam. Ar jisai taip keistai auga, ar jisai yra... Čia žiūrėk, kapšyna. Pažiūrėk. Kinderis ir jisai yra nepraimtas. Jis yra praimtas, bet neišimtas žaisliukas. Patrikas. Sveiki, pala. Kažkaip žiauriai degina. O? What the fuck? Aš galvau kažkoks šliužas. Nu jo, atrodė kaip kažkoks grybas ar lemputė kažkokia. Neradom normalių malkų, ką nusipjaut, tokius šlapolius. Parsinešėm, bet laužiukai bus gerai, o palapiniai turim atsivežę biškį. Nu jo, atrodo, tokių mažų tai per akis susirasti, ne? Jo. Jau ruošiamės vakarieniai. Vat ir mūsų kukulis jau yra, man atrodo, pasiruošęs. Trauksim iš laužo. Dabar svarbu neišleist skysčio. O, biškį dešrelę viršutinę pridegė. Šitam atrodo, kad vegetariškas vienas, jo. Nežinau, galiu dabar palygiai, ne? Čia gal šparagų trūksta, o čia dešrelė. Dešrelė dar trūksta, gerai. Dalybos. Nu, valgomi? Šparaginis, nais taip, troškininis. Tokį medį radom nukritusi. Šlapokas. Bet bandysim užsikurt. O! Nepasakėjai, kad metam. Aš bandau Ramūną įtikinti, kad jau reikia eiti į palapinę. Bet jisai nori dar biškį wild pabūt. Tai bandysim šitą rastą uždegti. Šaras netiki, kad užsidegs. Bet jeigu pjauni, gal ir tikėna. Nu, kaip nors pabandysim įveikti šitą užduotį. Nu, žiūrėk, šitas gal ir geras, ne? Jau ir toksai. Puikiai. Va, laukinis, šėlstas su kirve. Ką? Šėlstas, sakau, laukinis su kirve.
Kaip pakomentuotum situaciją? Puikus vaišių stalas, turime lietuviškų sausainių, olandiškų vaflių, pergalės saldainių ir lietuvišką naminę mytų arbatą. Pažiūrėsim, kaip Ramūnui išeis šitą lovą ištransformuoti iš pirmo karto. Viskas, ruošiamės miegui. Čia taip atrodo pas mus kaip 24 valandas biški, bet... Galim dar pabūt biški. Gerai, dar 15 minučių ir tada jau tikrai jau reikės atmiegot. 2 valandos. Gerai. Kiek galima tėvui... Kiek galima tėvui būti nepalisėjus. Atvažiuoja kažkokia mašina prie mūsų, gali tekti lysti iš lovos ir eit. Nešt kudašių. Nešt kudašių arba eit muštis. Einu aš greičiau patikrinsiu su žiūronais. Šilta buvo, ne miegot? Taip. Su šarvu visada. Dar yra žaryjų dabar iš vakar likusio. Gerai, išsikūreno vadinasi. Kas nutiko, papasakok? Palikau kiaušus namie. Tai bus sumuštiniai, Tai bus beikonas su... Ne, bus karšti sumuštiniai su kalakutiena ir šalia daržovių, viską turim. Labai puiku. Tikrai labai kiaušinį, ble. 3 metukai ant naujų buvo. Ant naujų jau 3 labajus, grynas, turkmėniškas. Kalnuo, ne, toksai nuo vilkų saugo turbūt. Tai, čia avės gana. Aha. Nu, šiaurėje rusai ten... Taip. Tokios iš elnių škūrų. Kur jisai bet yra? Realiai. Ten 2-metriniai sparnai. Nu jo, žiauriai didelis. Vyks dabar stovyklos uždarimo varžybos. Šaudymo. Trečias kartas. Davai po 3 kartus. Opa. Pažiūrėk į kamerą. To žudiko veido. Taip. Viskas. Baigėsi tūsas. Jau reiks namo? Jau reiks namo. Viskas, baigėsi kelionė. Tikiuosi, radau laiko sumontuoti šitą video ir mes čia nebereikalo kalbam į kamerą. Jeigu pažiūrėti iki čia, padėkit laiką, pasubscribinkit. Bus daugiau nuotykių šiek tiek vėliau. Tokio dydžio radom grybą. Ateik, Ramūnai, parodyk kokį nors dalyką šalia jo, kad suprastumėm.
Jo didumą. San Pellegrino.